Aštuntasis uždavinys. Reikia ištraukti šaknį va iš šio dvinario kvadrato. Mes žinome, kad kai traukiame šaknį iš kvadrato, mes turime gauti teigiamą skaičių, todėl rašome modulio ženklą. 3 minus 4 šaknis iš 2 modulių. Dabar paanalizuokime, po modulio ženklų skaičius teigiamas ar neigiamas. Čia 4 aš dauginu iš šaknies iš 2. Šaknis iš 2 yra daugiau negu 1, kažkur 1,4. 4, kai padauginsiu iš to 1,4, bus tikrai daugiau negu 4. Iš 3 atimu didesnį negu 4 skaičių, reiškia gaunu neigiamą. Taigi, man reikia pakeisti šį skaičių į teigiamą. Priekį parašau minuso ženklą ir dabar, vat štai taip, atskleidžiu -3 plus 4 šaknis iš 2. Sąlygoje pasakyta, kad aš turėjau gauti A plus šaknis iš B. Tai čia A plus, tai yra ne šaknis iš B, o B šaknų iš 2. Taigi matau, kad mano koeficientas A yra lygus -3. B būtų lygu 4. Na, o A lygu -3. Taip ir įrašau į atsakymą.